Sveiki, čia Algimantas Kvecys, skeptikų draugijos narys. Turim dar vieną skeptiškų pokalbių epizodą. Šį kartą kalbėsim apie dezinformaciją, misinformaciją, propagandą, komunikaciją, viešai diskursą. Paliesim keletą tų skirtingų temų. Veikiausiai pakalbėsim nemažai apie Rusijos propagandą, gal pakalbėsim ir apie Amerikos propagandą ir kokios tos sėkmingiausios Lietuvos, pavyzdžiui, valstybės propagandos kampanijos yra buvusios. Tai Viktor Danisenko, labas. Sveikas. Jis yra Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto komunikacinių įtakų ir propagandos tyrimų centro vadovas, docentas, daktaras. Tai kiek prisimenu nesenai šitas pareigas užėmei ir ką tas centras dabar veikia, daro, kokios jos pagrindinės funkcijos yra, ar anksčiau tokių nebuvo, ar čia tas pats dalykas, tik tais intensyviau tyrimas analizuojamas ir papasakok šiek tiek apie tą centrą. Centras buvo įsteigtas iš tikrųjų labai neseniai, prieš 4 mėnesius. Iš tikrųjų, tai tokia idėja, kuri atsirado būtent komunikacijos fakultete Vilniaus universiteto, sukurti padalinį, kuris vienu metu būtų ir mokslinių centrų, nes reikia, sakykime, fakultetų visada reikia, kad būtų daromas mokslas, bet tuo pat metu, kad būtų ir tam tikri tyrimai, sakykime, skirti plačiai visuomeniai, nes jokia paslaptis, kad tikrus mokslinius tekstus, mokslinius straipsnius dažniausiai vėlgi skaito netoks ir didelis ratas žmonių ir dažniausiai tai yra tokios publikacijos specialistams. Tuo tarpu Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas tikrai turi pajėgumų, pirmiausia intelektinių, vykdyti tokio pobūdžio tyrimus, propaganda, dezinformacija, įvairios komunikacinės įtakos. Tas žodis, arba tiksliau apibrėžimas, kuris skamba ir centro pavadinime, yra labai aktualus iššūkis. Tai iš tikrųjų mes bandome veikti dviem kryptim. Tai viena vertus yra daromas tas tradicinis tikrasis, sakykime taip, mokslas, kita vertus mes bandome kurti ir tam tikras publikacijas skirtas plačiai visuomeniai, tarkime, apie tam tikras pastebėtas dezinformacijos kampanijas. Kitas toks tęstinis uždavinys, mes kartu su kolega irgi centro darbuotojų Kirilu Kasjanu mes žiūrime, kaip atrodo Lietuvos vaizdinys mūsų sąjungininkų žiniasklaidoje. Tai pirmiausia kalba eina apie Vokietiją, Lenkiją, Jungtinę karalystę, JAV, nors, žiūrint į geopolitinę situaciją, tai irgi daugam šiandien kyla klausimas, kiek JAV liks tokia aktyvi sąjungininkė, o kiek jį pasidarys galbūt pasyvi. Bet kuriuo atveju sąjungininkė, kaip aš tikiuosi. Tai tokių darbų yra, žinoma, kaip aš ir minėjau, praėjo vos keli mėnesiai nuo to momento, kai šitas centras pradėjo veikti, tai tų produktų dar nėra daug, galbūt mes dar nesame plačiai matomi, bet ambicijų turim, kaip aš visada priduriu, kai manęs klausia apie centrą. Supratau, tai kaip ir minėjai, ambicija ne tik tais mokslinė veikla užsiimti, bet iš esmės, kadangi veiksmas vyksta čia ir dabar, tas pačios propagandos, tai duoti tam tikrus galbūt įrankius kokiem žurnalistam, pavyzdžiui, arba aš ko norėjau pasakyti, tai, bet tu tas temas nagrinėjai ir nebūdamas šitam centre, kiek kartų teko pas VSD tavo apsilankyti šitų temų fone? Ar jie kreipiasi tokius specialistus dėl tam tikrų grėsmių vertinimo, patarimo arba konkrečių galbūt atvejų, kuriuos pavyko nustatyti ir anksčiau galbūt aišku, aš nesakau, kad jūs čia kaip Debunk EU organizacija, kuri kažkokius tai konkrečius propagandos vienetus atiduoda kam nors, tai sureaguok į šitą, ar tenka dirbti su saugumo institucijomis, organizacijomis?
Konkrečiai su saugumu, konkrečiai su VSD dirbti dar neteko, tačiau šiandien Lietuvoje mes turime tokią labai svarbią instituciją, tai yra NKVC, Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris Mhm. iš esmės koordinuoja nemažai veiklų. Tai bendrauti su centro darbuotojais teko, vėlgi teko netgi važiuoti tokios delegacijos, kur buvo ir NKVC atstovai į Taivaną. Tai prieš mėnesį, sausio mėnesį vėlgi pasidomėti, kaip atrodo ta patirtis jau dirbant su Kinijos propaganda, sakykime, Mhm. Taivane. Tai tam tikras bendradarbiavimas, galima sakyti, vyksta, tam tikras bendravimas. Tačiau, na, Bet jis tikrai nėra labai negalėčiau. intensyvus, kaip suprantu. Ne, jis nėra labai intensyvus, na, reikia turėti omeny, kad visos tos struktūros, pradedant VSD ir baigiant vėlgi NKVC, jie turi savo analitikus, faktiškai yra etatiniai žmonės, kurie dirba su šitą temą ir ta pagalba iš šalies galbūt ne visada yra reikalinga. Mhm, supratau. Nežinau, ar čia taktiškas klausimas, bet aš mėgstu užduoti ir netaktiškus klausimus. Denisenko, tavo pavardės kilmė kokia yra? Ar čia yra kažkokių, nes ne vienas žmogus, bet, nu čia gal man tokia iliuzija yra tam tikra, kad užsima propagandos nagrinėjimą, tu savo kolegą minėjai irgi, kurio vardas, nežinau, ukrainietiškos kilmės ar rusiškos, ar kokių tu šaknų turi, ar čia nėra tas toks protėvių klaidų kažkoks tai bandymas, atitaisimas, ar tu esi ten kelintos kartos rusakalbis Lietuva, ar kaip save traktuoji ir ar tai kažkiek susiję yra su tom temomis, kurios tu nagrinėjai ir tau yra įdomus, ta propagandos tema, visas korpusas, tai turi kažkokių sąsajų šitoje vietoje? Tai klausimas labai platus, bet pasistengsiu taip atsakyti, sudėlioti taškus virš į. Na, pradėkime nuo to, jeigu kalbėt konkrečiai apie mano pavardę, yra ukrainietiška, Jenko, o ta galūnė pavardės labai aiškiai tai rodo. Šiaip, jeigu žiūrėt pagal tautinę, ar ne, tokią sudėtį, aš iš tikrųjų galėčiau ko gero pasakyti aiškiausiai, kad aš esu slavas, nes, na, jeigu žiūrėti grinai pagal kraują, tai aš ketvirtadaliu ukrainietis, ketvirtadaliu rusas, ketvirtadaliu baltarusis, ketvirtadaliu lenkas. Mhm. Dėl mano šaknų, nu, aš galiu pasakyti, mano prosenelis, Lenkas, kurio pavardė buvo Dabkevič, jis guli rasų kapinėse. Aš esu Vilnietis jau ne pirmoji kartoj, Mhm. sakykime taip. Um, Ir tie etniniai ryšiai, jie yra iš tikrųjų tokie platus ir gan sudėtingi, nes giminių išbarstyta per gan plačiai geografiją, O tu galima sakyti. paminėjai tą tokį plotę, ne, Mhm. geografijos. Ar tai kažkaip turi kažkokių implikacijų, nežinau, tavo giminiai, kaip jie bendrauja, kaip, juo labiau, kad tu nagrinėjai tokias aštres temas, ne, ir jos, nu, atsiliepia tų tautų santykiuose, ne, kai tu revilini ir parodai, kad vat, yra tokios kampanijos ir tokie veiksmai siekiant diskredituoti viens kitą šalis, ta prasme, kaip tai paveikia. Nežinau, jeigu per asmeniškas klausimas gali ir neatsakyti. Čia aš ne face readingą tavo darau, Viktor, kad tu čia ar gali kalbėti ar ne, bet man labai įdomu iš tikrųjų, nu, kaip realiai tai atrodo, nagrinėjant tokias temas. Ne, tai suprantama, man šiaip nėra kas slėpti. Kartais, jeigu žiūrėt plačiai per visą giminę, na, yra žmonių, kurie tiki tam tikrais propagandos naratyvais, taip, bet aš nesusiečiau tai pirmiausia su kažkokia tai tautybė ar panašiai. Vėlgi, aš esu rusakalbis, aš esu baigęs rusakalbę mokyklą Lietuvoje. Beje, tavo ankstesnėme klausime buvo tas aspektas, ar tai kažkaip tai paveikė mano tą pasirinkimą, kodėl aš Jo, jo. nagrinėju dezinformaciją ir propagandą, tai galima sakyti, kad paveikė, nes būdamas rusakalbis, būdamas, paaugliu, aš mačiau tą informaciją, aš mačiau tai, ką
tarkime, Rusijos spauda rašo apie Lietuvą, rašo apie Baltijos valstybės. Na ir man iš karto kyla, nu, sakykime, toks kognityvinis disonansas, nes, nu, mes čia kalbame iš esmės apie 90-osius metus, apie tą 10-metį praeito amžiaus, tai ten tuo metu toks trendas, sakykime, esminis buvo, kad, na, va, Baltijos valstybės žiauriai, reiškia, pažeidinėja rusakalbių teisės. Nu, aš rusakalbis Lietuvos gyventojas ir aš tų pažeidimus, nu, sakykime, nemačiau, aš nesijaučiau diskriminuojamas ir atitinkamai atsiranda tada susidomėjimas, ar ne, kad, na, kodėl jie taip rašo, koks tikslas, yra matoma, na, faktiškai manipulacija. Tai galima sakyti, tas pirminis susidomėjimas, jis buvo kilęs, na, iš tokios patirties. Supratau. Nu, ir nenuostabu iš tikrųjų, tai daug kas ateina į kažkokią sritį, ypatingai tokią, kur galbūt nėra super aukštai apmokama, bet įdeda nemažai savo žinojimo, iš kažkokio patyrimo ateina noras dirbti toje srityje. Ok, tai pereikim šiek tiek prie tos propagandos. Bendrai, ta prasme, kuo ta propaganda skiriasi nuo bet kokios kitokios komunikacijos, kaip ją reikėtų atskirti, žiniasklaidų skaitydami kažkokius tai straipsnius, žinutes iš politikų gaudami, ar yra kažkokių tai varnelių, kurias reikėtų susidėti ir tai būtų atsakymas, kad tai yra propaganda, o ne tiesiog komunikacija. Kas tai yra? Na, vėlgi atsakant į šitą klausimą visada kyla tokia problema dėl apibrėžimo. Nes jeigu mes moksliškai žiūrėsim, labai dažnai propaganda gali būti apibūdinama labai plačiai. Ir tarkime, yra mokslininkų, kurie vartoja žodį propaganda, kalbėdami netgi tiesiog apie politinę komunikaciją, nes sako, na, vis viena yra tikslas kažko tai įtikinti, kažką tai, nežinau, jeigu mes kalbame apie priešrinkiminę komunikaciją, tai parduoti savo idėjas, na, parduoti čia kabutėse rinkėjams, ta prasme įtikinti rinkėjus rinktis vieną politinę jėgą, o ne kitą. Aš manau, kad visgi galbūt šiame pokalbėje, kad būtų paprasčiau, aš kai sakysiu propagandą, aš turėsiu galvoje tą neigiamą prasme, tą juodąją arba pilkąją propagandą. Juodoji propaganda, šiaip, jeigu taip labai trumpai, tai visiškas melas, melagienos, tas vadinamasis fake news. Pilkoji propaganda, kai manipuliavimas yra pasiekiamas sujungiant tam tikrus faktus su vėlgi išgalvotais ar iškraipytais naratyvais. Half-truth kažkuria prasme tas terminas irgi. Half-truth pusiautiesos. Galima sakyti taip, jo, turint omeny, kad, na, pusiau tiesos tai vis vien yra tiesa, ar ne, kai mes nematome viso paveikslo, irgi šiaip tokia neigiama propaganda, jį gali būti formuojama arba pasiekti savo tikslų, tarkime, netgi nemeluojant, bet kai tu pasirinkti tam tikrus faktus, nu, tarkime, apie kažkokias tai ekonominės problemas ir nepateiki viso vaizdo. Ir sakai, kad, nu, va, čia yra blogai, čia yra blogai, čia yra blogai. Tokį vyšnių atrinkinėjimą darai, ne, ir vietoj to, kad visą paveikslą parodytum, varai tik tai savo naratyvą, ne, siaurą, tai kaip nebus melas, bet tai bus vis tiek toks kaip tą diskursą fokusuojantis, ne, va, kad mes būtent... Jo, tu susiaurini diskursą, ta technika netgi yra toks pavadinimas žaismingas, tai kortų kaladė, kai tu faktiškai iš tos kortų naratyvų kaladės, tu ištrauki tik tas kortas, kurių tau reikia, visas kitas nustumi į šoną ir tada tu gali sudaryti tokį, nu, vaizdą, kad, tarkime, viskas yra blogai. Ne? Nes kiekviena valstybė turi ekonominių tam tikrų sunkumų, vėlgi mes galim sakyti, kad yra žmonių, kurie gyvena žemiau skurdo ribos ir jeigu tu nepatikė tos subalansuotos informacijos, kalbė tik apie čia blogai, čia blogai, čia blogai, čia blogai, tai žmogui, kuris nežino, ir susidaro įspūdis, nu, kad čia yra visiška katastrofa, nes tiek daug blogų dalykų. Tai aš sakyčiau, esminis dalykas, kuris, na, atskiria
propagandą nuo kitų komunikacinių reiškinių, pirmiausia nuo žiniasklaidos, tai ir yra tas manipuliavimas, kad tai nebūtinai melas, bet naratyvas yra formuojamas panaudojant manipuliaciją, panaudojant tam tikras manipuliacijos technikas. Vėlgi, kai tu nepasakai visos tiesos, tai irgi yra manipuliacijos dalis. Mhm. Ok. Peržiūrėjęs tavo mokslinių darbų temas ir abstraktus, e, vienas iš jų buvo apie atsparumą Lietuvos, ten kažkokiam kontekste, kiek Lietuva atspari yra dezinformacijai. Tai kiek jį atspari ir kiek jį neatspari, ką ten tam tyrimė sužinojo ir turbūt dar 100 turbūt pasirodė vėliau. Tai bendrai kontekste būtent šito atsparumo lygio, kuo mes kitokie, ne kitokie, čia jos daugiau, mažiau gaunam ir kaip galim tam priešintis. Tas atsparumo klausimas iš tikrųjų yra labai sudėtingas ir labai aktualus, ar ne? Nes, na, bet kuriuo atveju, kalbant apie mūsų dabartinį situaciją, apie dabartinę geopolitinę situaciją, tai atsparumas tampa, kalbant apie bendrai valstybės saugumą, vienu iš esminių iššūkių. Ir ką aš, na, sakykime, atradau, tai pirmiausia, kalbant apie skirtingus tyrimus, nes vienas tyrimas buvo publikuotas 2018 metais, jau pakankamai seniai, ir tas tyrimas, ten išvados, kalbant apie Lietuvą, buvo gan optimistinės. Bet po to vėlgi teko dalyvauti keliuose kitose tyrimuose ir vienas dabar su filosofijos fakultetu projektas vyksta. Tai pirmiausiai, galima sakyti, tas atsparumas, jo matavimas labai priklauso nuo metodologijos, kaip bet kuriam moksliniam tyrimui. Na, taip. Ir skirtingos metodologijos šiaip rodo skirtingus dalykus. Tiesą sakant, dėja, na, tie naujesni tyrimai, kur teko dalyvauti, nėra, jų išvados nėra tokios optimistinės. Vėlgi, galbūt ir Lietuvos metodologija. atsparumo lyginant su kitomis šalimis atžvilgiu, ar kaip? Bendrai vertinant Lietuvos visuomenės atsparumą. Nu taip, aš tą turiu minėti, bet visada jis turi būti su kažkuo lyginamas, ar jis gali būti tiesiog pagal kriterijus, o ne Jis gali ir būti viskas. matuojamas pagal kriterijų, kur mes galim sakyti, va, yra 100% ir jeigu mes surinkam Jo, 100% yra atsparu ir atitinkamai, kuo mažesnis procentas, tuo mažiau to atsparumo. Tai tiesą sakant, šiaip rezultatai, kokius aš matau dabar, ir jie vienaip arba kitaip koreliuoja iš tikrųjų ir su kitais tyrimais, ir su tam tikrais sociologiniais tyrimais. Rodo taip, kad, na, grubiai tariant, kalbant apie Lietuvos visuomenę, apie 30% Lietuvos visuomenės mes galim pavadinti tokią visiškai atsparia. Tikrai bent jau tiems naratyvams, tiems kriterijams, kur mes iškėlėme savo Bet čia tyrimę. propagandai bendrai, nes nebūtinai Rusijos propagandai, propagandai bendrai. Bendrai manipuliavimui, nebūtinai Rusijos propagandai, taip. Jo. Vėlgi apie 30 rodo šiaip neatsparumą ir yra dar atitinkamai nu maždaug 40%, kur žmonės iš esmės daugiau mažiau atsparus, bet yra tam tikros temos, kur demonstruoja, na, sakykime, didesnį pesimizmą, negu yra iš tikrųjų. Bet čia Tai labai, labai abstraktu, o kaip tu iš to konteksto išvestum kažkokias konkretybės, pavyzdžiui, per amžių, per kartą, per išsilavinimą, per pajamas, per kažkokį tai, ar yra kažkokių pjūvių, kurie labiau indikuotų ir sakytų, kad ten problema yra kažkokia tai, arba dar kažkas tai, o kažkokios įtakos, kokios galėjo būti tai grupiai. Ar yra kažko detaliau išvelgti galima? Esminis dalykas, kurį parodė tyrimas, kad pajamos labai stipriai veikia. Kas, na, vėlgi yra savotiškai natūralu, jeigu žmogus yra nepatenkintas savo socialinę padėtim valstybėje, visuomenėje, jis atitinkamai ir, sakykime,
jis kritiškiau žiūri į valstybę kaip tokią. Jis lengviau pasiduoda, tarkime, kažkokiems tai naratyvams, kur sakoma, nu, tarkime, kad Lietuva yra nevykusi valstybė, kad Lietuvoje viskas blogai, kad Lietuva ten yra silpna valstybė, kuriai niekas neteisi pagalba, jeigu kas nors nutiks. Ta prasme, žmogaus kritiškas toks požiūris į savo valstybę lemia tai, kad tam tikri naratyvai geriau pataiko į tai, ką jis jaučia, ką jis galvoja. Tai vėlgi mes neturime dar tokių galutinių rezultatų, aš kalbu apie tyrimą, kuris vis dar yra eigoje, bet kai kas pasimato gan aiškiai. Nu, čia kaip paveikslas tas, nu, tiesiog dar patikslink, gal tu dar kažką taip išvelgsi tame, tiesiog tam tikras socialinis, ekonominis neapibrieštumas, iš kurio sunku išeiti, jeigu tu gyveni ten nuo algos iki algos, sunku, nu, aplamai žmonėms sunku pripažinti, kad jie patys yra kai kuriuose situacijose kalti dėl savo pasirinkimų, negebėjimų, tingėjimo ar tiesiog kažkokiu tai susiklošiusių situacijų, tiesiog nesėkmės. Ir tas kaltininkas dažniausiai būna išorė kažkas, nu, valstybė, pavyzdžiui, per mažą pensiją išmoka, per didelius mokesčius reikia mokėti ir panašiai. Tai tas nepasitikėjimas institucijomis, valstybė automatiškai Tai yra daugiau priežasčių, dėl ko būti tokiam skeptiškam valstybės atžvilgiu, ne? Ypatingai. iš esmės taip, iš esmės tu apibrėžiai nu tokį apibendrintą paveikslą, apibendrintą portretą, galbūt aš pridėčiau dar vieną tokį elementą, kuris irgi pasimatė, jeigu žmogus, sakykime, yra palūkšęs, jeigu jis pesimistiškai bendrai žiūri, na, viskas blogai ir bus tik blogyn, tai jis yra dar labiau, sakykime, neatsparus, nes buvo labai įdomių dalykų, kai žmogus lygtai vertini jo, na, sakykime, tą socialinę ir ekonominę padėtį ir jį gan, na, nepavydėtina, bet žmogus turi tam tikrą optimizmo vėlgi, kai sako, nu tai valstybė man padeda kiek gali, nes aš matau, nes, nu, ten nueina į kokį nors ten maisto banką, kažką tai gauna. Tai vėlgi tai stiprina, na, sakykime, tą atsparumą ir žmogus, nu, akivaizdžiai ir yra galbūt labiau linkęs keisti, bandyti išeiti iš tos padėties. Jis mano, kad jis kažką tai gali padaryti, vėlgi su valstybės pagalba. Tai Mhm. toks didesnis optimizmas, na, vėlgi jis atitinkamai, ko gero, stiprina ir pasitikėjimą valstybę, ypač jeigu žmogus tikrai mato, kad jis gauna tam tikrą pagalbą. Ji galbūt nėra ideali, bet kažkokia tai pagalba egzistuoja, bet kuriuo atveju. Mhm. Ok. Viename iš tavo irgi darbų buvo kalbama apie Lietuvos Respublikos Seimo aktualių pateikimas rusakalbėms skirtoje Lietuvos periodinėje spaudoje. Nu, man tiesiog įdomus aspektas, mes turbūt keletą tokių vat, konkretybių ir bendrai pabandysim per jas irgi peržvelgti. Nežinau, kiek metų šitam buvo tyrimui, bet irgi jau keletas. Tai turint omeny ir dabartinę, sakykime, situaciją, vat, pakalbėkime apie tai, kaip nušviečiamas yra būtent, vat, kalbėjome apie valstybę, pasitikėjimą jos institucijom ir tuo pačiu valdžia, kaip yra su tuo pateikimu tiems rusakalbėms, koks tas naratyvas pasakojamas buvo anksčiau, dabar kaip jis skiriasi, kaip jis keitėsi, kokie pagrindiniai akcentai. Vėlgi, tai pakankamai senas iš tikrųjų tas tyrimas, dabar net nepasakysiu, dar, man atrodo, ankstesnių Seimo metų, ne to, kuris buvo prieš tai. Ir ten tame tyrimė yra vienas toks aspektas, kad aš nelyginau, tarkime, su lietuvių žiniasklaida, nes man iki šiol yra klausimas, ar tas vaizdavimas, grubiai tariant, yra toks, na, stipriai skiriasi bendrai nuo Lietuvos žiniasklaidos. Tam, Mhm. žinoma, reikėtų atskiro tyrimo. Ten, kas įdomiausia buvo iš to tyrimo, kad labai aiškiai pasimatė, kad, na, tarkime, aš žiūrėjau būtent į Seimo narių paminėjimą. Tai Seime, na, mes turime arba turim turėti 141 Seimo narį.
Pagal tą tyrimą, kiek aš atsimenu, iš viso, man atrodo, ar pusę metų laikotarpis ar panašiai, 30 su kažkiek tai tik buvo paminėta Seimo narių. Tai grubiai tariant, viena iš išvadų, kad bendrai Seimas nebuvo matomas. Buvo matomi žmonės, kurie, sakykime, tie Seimo nariai vėlgi labai dažnai minimi dėl kažkokio tai skandalo. Tai galima sakyti neigiamas paminėjimas, bet vis vien Skandalingos tai asmenybės arba tos, kurios tarsi atstovauja rusakalbių kažkiek interesus galbūt, arba, nu, ta prasme, ja, siauras sakykime, paveikslas, ne toks. sakykime, ten tų specifinių, vėlgi, iš tų specifinių tada, nu, ten nebent Tomaševskį galima buvo išskirti. Mm. Man atrodo, tuo momentu irgi aš nesakyčiau, kad jis ten dominavo. Greičiausiai aš numanau, kad jeigu mes nu, ten paskaičiuotumėm su to paties laikotarpį kokį nors ten lietuvišką spaudą, tai greičiausiai jis ten buvo labiau matomas. Jo ten buvo daugiau, bet aš nepasakyčiau, kad tai buvo dominavimas. Vėlgi, ką reikia turėti omenyje, ta pati rusakalbė spauda, vėlgi aš ėmiau, sakykime, tokią tradicinę, tradicinius laikraščius, kurie yra leidžiami Lietuvoje. Tai jų naujienų srautas formuojamas kaip ir lietuviškų laikraščių. Tai yra pagrindė BNS arba LT. Pranešimai jų vertimas į rusų kalbą. Tai šiuo konkrečiu atveju mes, sakykime, tai nebuvo kažkoks tai specifinis informacinis burbulas. Jis labiau, ko gero, sutapo su lietuvišku, bendru lietuvišku informaciniu lauku. Supratau. O kas dabar pasikeitė iš esmės, kaip žinutės tos formuojamos, nes jeigu anksčiau daugiau tos spaudos, nebuvo televizijos, tai dabar turim socialinius tinklus labai intensyviai ir kokias tendencijas tu matai socialinių tinklų ir kitose medijose apie tai, kaip yra nušviečiama situacija, sakykime, šiuo atveju, jeigu dar kalbėsim apie Lietuvos vidaus politiką, ne, kaip reikalai klostosi Lietuvoje tiem patiem rusakalbių mažumom. Na, žiūrėk, ten yra vienas toks aspektas, kad vėlgi tai, ką aš tyriau, būtent tame tyrime, tai nebuvo rusakalbė, arba tai nebuvo rusiška žiniasklaida, tai buvo rusakalbė Lietuvos žiniasklaida. Tai yra toks aspektas, vėlgi. Mes galime ir atsikabinti šiek tiek nuo to darbo, aš tiesiog jį paminėjau kaip tokį dalinį kontekstą, ne, kad tu prie to buvai prisilietęs, bet praėjo nemažai irgi laiko. Tai grįžtam prie to klausimo, tai kaip tas vidinės politikos naratyvas rusakalbėms yra transliuojamas, ar yra ten kažkokių aspektų, ar dabar jau net nebereikia vertinti, todėl kad ten tos medijos kanalą tiek persimaišė ir tas vartojimas toks, kur ten neatseksi, nepadarysi jokios išvados iš tikrųjų. Kaip yra? Vėlgi, pagal mokslinį principą, kad man atsakyti šitą klausimą, man reikėtų paimti tos pačius leidinius. Net dabar bijau pasakyti, galbūt tų pačių jau nepavyktų paimti, nes man atrodo vienas laikraštis iš tų yra užsidaręs ir faktiškai atlikti panašų tyrimą pagal tos pačius principus ir palyginti. Ne, tai net tiksliai atsakyti negaliu. Suprantama, kad mes iš esmės gyvename globaliame informacinėme lauke, kur žmonės gali vartoti labai skirtingą informaciją, yra tam tikrų pseudo žiniasklaidos priemonių, kur Rusija bando netgi kurti mūsų rinkai ir būtent tautiniams mažumoms. Tiesa, kiek aš esu matęs statistikos, tie leidiniai nėra itin populiarūs ir irgi netgi klausimas, kas jų daugiau skaito, nu tarkime, yra toks Sputnik Litva, kur buvo lietuviška versija, tačiau jį, tiesą sakant, pastaruoju metu netikrinau, bet kiek žinau, į lietuvišką versiją, ta prasme versija lietuvių kalba nebuvo atnaujinama nuo 22 metų
gegužės 16 dienos ar panašiai, man atrodo, Mm. buvo paskutinė publikacija ten. Tai ta versija buvo mirusi, rusakalbė versija iki šiol yra, bet klausimas, kiek jos iš tikrųjų, ar kas nors Lietuvoje ją skaito, ar tai yra labiau vėlgi tai pačiai Rusijai skirtas produktas Tik ką aš šiandien. išgirdau, nu tai gerai, jeigu kalbėsime Mhm. apie kažkokius laikraščius, televiziją, ne, kuri irgi apribota yra, tada apie kažkokius portalus, tai šitas yra sumenkę, kaip suprantu, tai komunikacija, tiesiog tų pačių kanalų tiek ir nebėra, jie nebėra tokie intensyvūs, viskas keliasi ir socialinės medijas, ne? Tai Iš tada, esmės taip. nu tai gerai, tai kalbam Mhm. tada apie tas socialinės medijas, kaip atrodo uh, uh, ta Rusijos propaganda ten, kokie jos bruožai, galbūt technikos, kas keičiasi, kaip jie atrodo dabar. Sudėtingas, labai platus klausimas, bet iš esmės, kadangi aš nesu tos srities specialistas ir per daug nežinau, tai tu pats išsirink, kokie tie svarbiausi aspektai auditorijai būtų naudingiausi žinoti iš esmės, kad jie geriau Mhm. suvoktų, kaip jį konstruojama, kaip plinta, kokios jos savybės aspektai ir kaip jie atrodo. Na, iš tikrųjų, tema yra žiauriai plati, nes kaip bendrai socialinės medijos, kaip tokios, ar ne? Ką aš ko gero galėčiau tikrai akcentuoti, kad ne vien kalbant apie socialinės medijas, kalbant bendrai apie internetą kaip tokį kanalą, platų informacijos sklaidos kanalą. Ko gero toks esminis dalykas, kurį mes galim pasakyti apie internetą, kad jis siūlo informaciją, įvairialypį informaciją, sakykime, pagal kiekvieno susidomėjimo laipsnį. Ar ne tie patys garsus algoritmai, kai mes sakome, kai pradedi kažko tai domėtis ir tau per socialinę mediją ateina vis daugiau ir daugiau tos informacijos iš tos ryties ar tų tam tikrų specifinių medijų. Tai aš sakyčiau, kad bendrai, ko gero, kiekvienam iš mūsų svarbu žinot, kad mes vienaip arba kitaip gyvename socialinėse medijose, mes gyvename informacijos burbule, kiekvienas. Ir net aš puikiai matau savo burbulo, sakykime, tam tikras ribas. Aš kartais bandau jas specialiai praplėst, bet tai, kad ir aš socialinėje medijoje gyvenu informacinėme burbulė, man tai yra absoliučiai aišku, nes nu vis vien yra kažkoks tai susidomėjimas, yra kažkokie tai dalykai, kurie man patinka ir kur aš ten pažiūriu ir aš matau, kaip algoritmas į tai reaguoja ir ką bando ta pati Kremliaus propaganda išnaudoti, ji yra labai plati. Ta prasme, jį dirba su įvairiom auditorijom, jį yra labai fragmentuota. Iš tikrųjų, ir atitinkamai jos siekis yra prasiveržti, prasiskverbti netgi, galima sakyti taip, į skirtingus informacinius burbulus. Vėlgi vienas iš tokių pavyzdžių, kaip kalbant apie socialinę mediją, labai dažnai toks vos neklasikinis bendras pavyzdys, nu, kaip atrodo kokio nors trolio paskyra. Ne, nekalbant apie tai, kad ten dažniausiai arba pavogta nuotrauka, arba abstrakti nuotrauka, ten bus gėlytė, katytė ar dar kažkas tai joje, bet vėlgi labai dažnai tos paskyros pradeda nuo to, kad pirmiausiai publikuoja neutralią informaciją ar kažkokią tai specifinę, nu nežinau kaip ten, kulinariniai receptai ar dar kažkas tai, ar ten kačiukų nuotraukos, ne, kai sukuria savo auditoriją, nes nu, žmonės domisi ar kulinarinis receptas, ar jiems patinka žiūrėti kačiukus ir staiga po kurio laiko tarp visų tų neutralių, sakykime, įrašų staiga atsiranda vienas kitas politizuotas, ar ne? Politizuotas įrašas, kuris nu, siūlo tam tikrą požiūrio tašką. Nu jo, Tai standartiškai čia, tokia jo. Facebooko grupė eina random kažkokie anegdotai arba juokai Mhm. ir tada ten Šimonytė su išpūvusiais dantimis, ta prasme, vėl eina random anegdotai ir tada ten koks nors Paluckas ten ant laiptų parvirtęs, ten dar kažką, nu ir čia Taip. tipinis turbūt pavyzdys. Mhm. Absoliučiai tipinis, nu tai
Tai reikia turėti omeny, nes vėlgi aš sakyčiau, jeigu žiūrėt grinai pagal propagandos technikas, jų yra skirtingos klasifikacijos, ar ten literatūroje, ne vien mokslinėje, bet ir populiarioje galima rasti nemažai aprašymų tų technikų, kur buvo naudojamos dar prieš 100 metų. Tai aš sakyčiau, psichologiškai nelabai kas pasikeitė. Keičiasi būtent technologinės galimybės, keičiasi tai, kad vėlgi, jeigu mes galim sakyti anksčiau, vis vien žiniasklaida atlikdavo tokio pagrindinio filtro ir pagrindinio vartininko funkciją, tai reiškia, žurnalistai patikrina informaciją ir jau į viešumą kaip ir paleidžia tai, kas yra patikrinta. Ir žmogus prieidavo prie informacijos dažniausiai per va šitą filtrą. Tai šiandien, kai žmogus ateina į socialinę mediją, jis turi turėti omeny, kad filtrų nėra. Kiekvienas gali skleisti, ką jis nori pagal savo fantaziją. Bet grįžtant atgal, ką tu irgi minėjai apie tam tikras grupės ir jų galimai mažą atsparumą dėl, pavyzdžiui, pajamų mažesnių, nusivylimo valdžia ir nepasitikėjimo. Ir to, kad socialinės medijos, socialiniai tinklai yra ta vieta, kur tos propagandos yra, daugiausiai eklektiškai išbarstytas, fragmentuota. Ar tas turinys, tie turinio vienetai, tos temos, tas kontekstas, tos grupės, tie profiliai, jų dalinamas turinys atitinka tų visuomenės grupių galimai interesus, per kuriuos jį gali būti paveikta tos propagandos. Ar vis dėlto tas turinys yra toks šienauja visus, ta prasme, kam papuls, tam paklius ir daugiau į tokius bendrus žmogiškus aspektus gal aplikuoja, ar daugiau į grupės, pabandyk šitą, kaip tu tai matai? Būna įvairiai. Iš tikrųjų yra specifinių grupių, kur na, tarkime, žmonės, kurie mano, kad valdžia kaip tokia, ji niekada nesirūpina paprastų žmogumų, tai yra vos netoks sąmokslas, kad yra žmonės, kurie tik ateina ir pelnosi iš tos valstybės. Ir jeigu kaip kritiškai pažiūrėti tą naratyvą, jau tiek pelnosi, kad tos valstybės šiaip jau neturėtų jau likti, ar neturėjo likti prieš 10 metų, bet Taip, Viktor, taigi visą laikį skolą eina, skolinamės, skola tik didėja, tai va. Taip ir yra, Viktorai. Tai tvarko, yra žmonių, kurie to tiki. Čia aš galiu kitą pateikti tokį pavyzdį, ne visai susijusi, bet istorijoje labai gerai mes žinome, egzistuoja net ne viena to apokaliptinė sekta. Kurios esminis išgyvenimas yra pasaulio pabaigos prognozavimas. Apie tokią tyrimą padarėm, nežinau, ar skaitė ar matai. Mačiau vieną akim, bet iš tikrųjų tos sektos tai yra tradicinis dalykas, bet kas man visada darydavo tokį įspūdį, jeigu tu prognozuoji pasaulio pabaigą, kad tai suveiktų, tai turi būti pakankamai arti, nes jeigu aš pasakysiu, už milijoną metų ten kažkas tai nutiks, niekam neįdomu, nes tai neliečia. Ta Alatra 36 ir nusistatė, kad nebūtų per daug laukti. Tai jo pakankamai toli, bet per daug. Jo, bet tas laikotarpis, ta data dažniausiai ateina, ar ne? Ir jeigu mes nekalbam, tarkime, apie kažkokius tai radikalius pavyzdžius, kur būdavo ten nusižudo faktiškai visa sekta, ar ne? Visi sektos nariai, nes jiems pasakė, kad tuoj atskris ateiviai ir ten tas sielas surinks. Jeigu mes nekalbame apie labai radikalius atvejus, tai labai aiškiai galima pamatyti, kaip ten po to sugalvojama, sako, mes gavome dar 10 metų, nes mes gerai elgėmės, gerai meldėmės, ar ne, ir mums suteikta dar. Tai atrodytų, ten pasaulio pabaiga, kurios data vis yra nukeliama, bet žmonės tai vis vien veikia. Ar ne? Tai drivina, arba kažkoks tikslas teigiamas, ar kažkoks priešas,
kuris nudraivina, mobilizuoja kažkaip tai, tau leidžia kažkaip veikti, išsikrauti, išsilieti galbūt, arba jeigu kažkokio kulto atveju, tai kažkur dedikuoti save ir panašiai, jo, Nu, tai funkcijų savo atlieka. panašiai, žinok, ir su valstybės bankrotu vis bankrutuojam per bankrotą, bankrutuosim dar blogiau, negu galėtumėm dabar, ar ne, jeigu nuolat skolinamės. Čia Tai mes nukrypom, žmonės. Mhm, Viktor, grįžtam mhm. prie šito, kaip atrodo tas diskursas, propagandinis diskursas ir tos visuomenės grupės Tai ir jų poreikiai. tas diskursas iš tikrųjų tų propagandos naratyvų yra tiek daug, kad net neįmanoma kalbėti apie vieną diskursą. Aš sakyčiau, egzistuoja daugybė, galybė įvairių diskursų, kur vėlgi, kiek tai yra tikslingas veiksmas, aš labiau sakyčiau, kad jeigu mes kalbame apie Kremliaus propagandą, tai labiau toks bandymas iššauti kuo daugiau, ką tu gali, ir tikėtis rezultato. Tas rezultatas gali būti, na, sakykime, toks galbūt keli variantai. Vienas variantas, tu iššauni daug naratyvų, į kažką tai pataiko, žmogus, na nežinau, tiki, kad egzistuoja toks tarptautinis sąmokslas, ten vakarai kažką tai sugalvoja ir tik Rusija tam priešinasi. Ar ne, ir todėl ten tas karas Ukrainoje yra ne Rusijos agresija prieš Ukrainą, bet Rusija bando save išgelbėti ir išgelbėti visą pasaulį, nes kovoja su to globaliu blogiu. Ukrainos teritorija, Ukraina buvo paversta anti-Rusija. Tai čia yra toks vienas iš tokių naratyvų. Vėlgi, vienas naratyvas pataiko į kažkokį tai vieną žmogų ar žmonių grupę, kitos veikėtų koks nors kitas naratyvas, tarkime vėlgi apie COVID, dar apie kažką tai. Tai yra vienas variantas, kai pataiko ir žmogus patikė. Kitas variantas, kai yra daug tų naratyvų, žmogus nebūtinai patikė, bet jis mato, kad yra informacinis triukšmas. Žmogus pasimeta ir tada užima tokią poziciją, sako, ai, aš nežinau tiesos. Tiesų yra daug, tiesos mes niekada nesužinosim. Žmogus pasidaro toks galbūt super skeptiškas, bet ką reiškia super skeptiškas? Jis tada, ta prasme, jis galbūt netikė propagandos naratyvais, bet jis ir netiki, ką jam sako valstybė, ar ten tą oficialią Pasidaro informaciją. toks apolitiškas, asocialus, Jis atsitraukęs. sako, visi meluoja, aš nieko negaliu paveikti, aš iš viso nežinau, kur čia yra tiesa, galbūt tiesos ar nėra. Ir tada vėlgi toks žmogus, nu, jis nieko nepasitikė. Kas vėlgi, kas nėra gerai, žmogui reikia turėti orientyrų, žmogui reikia turėti tam tikrus, na, sakykime, tos pagrindą, atsparumo taškus, kur jis galėtų pasakyti, na, jeigu įvyko, o nežinau, kažkokia tai katastrofa, krizinė situacija, tai aš visgi patikėsiu, kad valstybė man sako, kad reikia ten, nežinau, ar reikia evakuotis, arba kaip tik ten sėdėti namuose, uždaryti langus, kad manęs ten nepaveiktų kažkas. Tai irgi yra svarbu. Jeigu žmogus to netikė, tai jis gali sukelti pavojų ir savo gyvybę, ir savo artimųjų, tarkime, vaikų, žmonės, kurie nuo jo priklauso. Tai irgi toks apolitiškas arba pasimetęs informacijos žmogus irgi nėra gerai. Bet tai gali būti vienas iš efektų. Mhm. Aš bent jau, nu, kiek stebiu, nes vis tiek burbulas tam tikras yra. Aš tai turiu vieną paskyrą, kuri atlieka tam tikrą tokį, nu, nesakau, kad čia kažkoks tyrimas, žinai, bet tiesiog bendrą tokį stebėjimo vaizdą, kur aš iš tos paskyros nieko nelaikinu iš jos, jokių follow, like, nieko nespaudžiu, tik tais pasižiūriu, kaip atrodo toks kaip šviežias feedas Facebooko, nu, grinai tiesiog, žinai. Mhm. Tai, nu nežinau, kaip čia apibrėžti, bet čia vėl gali būti mano tokios haliucinacijos, kad man taip atrodo, į tas grupės tikrai nutaikyta yra, nes irgi, pažiūrėjau, tų grupių surinkimas dažniausiai vyksta per tas tokias buitinės temas, anekdotai, kažkokie juokeliai, čia kažkoks tai, nežinau,
su kažkokiu rusišku zylu po mišką kažkur važinėja, su baklaškė malaus, kažkas ten, žinai, smaginasi, kažkokius sukelia jausmus, čia kažkoks tai šūriko nuotikių, kažkoks tai vaizdelis, žinai, o kaip fainiai, čia kažkas pagranduko kažkokio filmo, žinai, tada anegdotai, tada biški receptai ir visas toks biški gėlyčių, biški kačiukų, biški, vat, visas toks kontekstas atrodo tokio, nežinau, nenoriu segmentuoti kažkaip čia tai žmonių, žinai, bet kai kuria prasme ir turiu tą, ir teisę turiu išsakyti, atrodo tarsi ir tokį provincialų tokį, mm, provincialų tokį vartotoją tarsi nukreiptą į kažkokį tai auksinius tos laikus ir į tokį, nežinau, tokį seną tokį formatą, grinai tokį anegdotinį, Šilansko tokio humoro tokį nukreiptą. Nu ir tada atsiranda dažniausiai į tos tarpus įmetami, bent jau kaip aš apibūdinčiau, jeigu yra kalbama apie propagandos technikas ir apie kažkokį ten jausmų, ten stiprių sukilimą, tai būtent pasišlikštėjimo, sakykime, tos jausmus tokius. Nu ir pateikiama dažniausiai kažkokia tai, nežinau, trans žmonių kažkokios tai istorija, ne? Ir ten koks nors vėmalų, koks nors ten uždėtas. Ten homoseksualių asmenų kažkokios ten santuoka ar panašiai. Tada kokiu nors skėrių, pavyzdžiui, ten miltų naudojimas kažkokiuose te patiekaluose ir panašiai. Ir ten visada per tokį pasišlikštėjimą tam tikrą sukelti pasišlikštėjimą tą kažkokią tai visuomenės dalimi grupę ar Europą, ten supūvusi, vat, pasišlikštėkim Europą, pasišlikštėkim Lietuva, arba tada pasišlikštėkim kažkokiu tai grupę visuomenės, arba ten kažkokiais tai konkrečiais politikais, pavyzdžiui. Nu, ten vat kažką jis padarė, žinai, tai vat duokim šlikščiausią, kokią galima tokį perversive, žinai, tokį įvaizdį, žinai, kurį sutrigerins ir tada pareina, žinai. Ir kas įdomu yra irgi, seku keletą tokių veikėjų, kaip tas Linas Krasnauskas yra iš nacionalinių susivienimo, man atrodo. Nu, aš atvirai pasakysiu, tuosme, vienas turbūt pavojingiausių žmonių Lietuvoje pagal savo viešąjį diskursą ir jis pastoviai persidalina būtent tos pasišlikštėjimo, tomis žinutėmis iš tų supūvusių grupių. Ir taip žiauriai trigina, šimtai komentarų, ten net šimtai šerų kartais būna, grinai viskas ant pasišlikštėjimo emocijos. Nežinau, tu sureaguok į šitą propagandos taktiką ir ar sutiksi, kad čia vienas iš stipriausių technikų ir dažniausiai pasitaikiančių, bent jau socialiniuose tinkluose tokių vat, būdų sutrigerinti ir kažkokią tai žinutę pernešti žmonėms. Matai, kad tu paminėjai, tai galbūt netgi nepavadinčiau ne technika, bet čia bendras propagandos principas, nes vienas iš esminių dalykų, kad propaganda jį visada bando žaisti su stipriais jausmais. Ir stiprus jausmai, šiaip patys stipriausi jausmai yra negatyvus, ar ne? Tai baimė, vėlgi pasišlikštėjimas, kažkokio tokio vos ne fizinio. Ne, yra atskira tokia propagandos technika, kuri vadinasi asociacijų kėlimas, nes, ką tu paminėjai, tai reiškia paimamas koks nors vienas reiškinys, ar ne, nu, tarkime, LGBT bendruomenė, ar ne, ir šalia kažkas tai va tokio nemalonaus, ar ne, papostinama, ar ten, nežinau, vėmalų bala ar panašiai, tai kelia asociacijas. Tai jau bandymas sukurti žmogaus protę tam tikrą asociaciją, kad, na, vienas reiškinys yra susijęs su kitu. Taip. Ir atitinkamai jis kelia negatyvias emocijas. Tai tikrai taip, kaip aš ir minėjau, propaganda, dezinformacija visada bando pirmiausiai žmogų sukelti stiprius jausmus. Na, dėl ko? Nes šiaip manoma, kad psichologiškai žmogaus pagrindas vėlgi yra du tokie two levels, ar ne, du lygiai. Tai vienas yra proto, o kitas yra jausmų. Ir ko gero mes patys žinome, kiekvienas žmogus žino, kad kartais jausmai, o kartais kai kam galbūt ir dažnai jausmai jį nusveria protą. Nes aš visada savo studentams sakau, ko gero kiekvieno žmogaus gyvenime buvo tokia situacija, kai kokioj nors situacijoje jis reagavo labai emociškai, ar ne, labai karštai, ar ne, kad sunervino, supykdė.
Bet po to praeina tam tikras laikas, kartais ir ten, nežinau, 5 minutės ar ten valanda ir žmogus pradeda gailėtis ir jis pradeda analizuoti ir galvoja, nu, sako, aš ten, nu, pernelyg stipriai sureagavau, ar turėčiau, ar geriau būčiau patylėjęs, ar ne, kaip kartais Mm, būna. Geriau aš būčiau patylėjęs. Ir ką tai reiškia, koks yra procesas, tai jau yra analizės procesas, kai žmogus mintise grįžta prie situacijos, pradeda ją analizuoti, įjungia protą ir randa geresnį sprendimą, negu jis priėmė tuo metu. O tuo metu jis priėmė tą nelabai gerą sprendimą. Kodėl? Todėl, kad jis pasidavė emocijom. Jis neanalizavo, jis sureagavo natūraliai. Tai ir propaganda to siekia vėlgi, ypač kai mes kalbame apie socialinę mediją, tai kas yra svarbu propagandai, kad žmogus pats pasidalintų. Kad ne vien kažkokie tai troliai kažką tai rašinėtų, bet, na, paprasti vartotojai pažiūrėtų, irgi pasipiktintų, pasidalintų, ar norėtų, kad ten jų draugai galvoja, kad čia juokinga, ar ne, pasidalina, tegul ir kiti pasijuokia. Ir panašiai. Ir tokiu būdu mes gauname sniego gniūžtės efektą, kai kažkoks tai naratyvas, jis tiesiog auga, plečiasi, išsplinta socialinėje medijoje. Ir jausmai čia vaidina stiprų vaidmenį. mhm. Nu čia aš gal irgi nieko naujo nepasakysiu, bet kartais tiesiog galbūt įsivardinti tuos dalykus, kurie yra kaip ir tokios savaime suprantamybės, ne, bet, nu, kitą kartą neišsakomi taip tiesiogiai, žinai, tai tiesiog gal, nu, žinai, irgi reikia pripažinti, kad, nu, ta prasme, tarsi toks susitarimas, nesamas susitarimas, kad va čia mes, nu, elgsime su vienu kitu etiškai, moraliai, ne, kad kažkokia tam viešajam diskurse nesidrapstysim, kažkaip čia bandysim svarstyti, žinai, bet iš tikrųjų daugiau reikėtų priimti tokią standartą, kad tie socialiniai tinklai iš esmės daugiau yra būtent tų emocijų efekto paveiktų žmonių kažkoks tai ištransliavimas, ne, tuo metu, vat jie scrollina, žiūri, trigerinasi ir tada laikų, šerų arba komentarų ištransliuoja savo tą afekto, tokia emocionalinės būsenos, tokia vat refleksija, ne? Ir visas tas diskursas iš esmės panašiai toks ir yra, ta prasme, komentaruose nelabai tu ten kažką ir padiskutuosi, visi iš to afekto. Netgi trečias komentaro lygis, kai yra reply, dažniausiai nieks neperskaito nei replyaus, neperskaito nei komentarų, tiesiog visi varo savo, jeigu tai pasakyčiau, išsikalbėjimą, žinai. Nu, vat man reikia pasakyti, kaip aš jaučiuosi, o ten, žinai, diskursas, tas ale susitarimas, kad čia kažkas diskutuos, baikit jokus. Tiesiog reikia išsisakyti, išsipliurpti ir ant to ir, nu, ir žaidžiama yra. Tu paduodi va, tą emocionalią kažkokią tai žinutę, žmogus tiesiog išsisako apie ją vienokių kitokių interakciją ir važiuojam prie kito turinio vieneto. Aš bent jau tokios higienos bandau laikytis, kad, nu, jeigu šiaip paėmus, tai parašyti komentarų turbūt parašyčiau kokį 20 kartų daugiau negu realiai parašau. Šiaip retai komentuoju, bet parašyčiau 20 kartų daugiau, nes gaunasi visada pradedi rašyti ir ištrini, po to parašai vėl ištrini, 5 kartus ištrini, vis tiek nepapostini komentaro ir už tos pusės valandos nusiramini ir po to pagalvoju, kad net nereikėjo net pradėti ten nieko ir rašyti. Tai stengiuosi bent jau aš tokios higienos laikyti. O tu turi kažkokios higienos šitoje vietoje, Viktor, ar nerši irgi varai, laikini viską, šerini, piktinėsi ir rėki komentaruose apie tai, kas tau nepatinka? Ne, aš šiaip Tu atsparus vartotojas esi jau. aš stengiuosi būti, ar ne, nes nu, nesinori, kaip sako Gianni Rodari tame eilėraštėje, kur batsiuvys be batų, ar ne, kas ką užsima, pats neišmano. Denisenko toj feede apie skėrius postai, žinai, vakare. Pup, pup, pup. Nu, aš bent žinau, kaip galima bandyti paslėpti savo tapatybę, jeigu jau taip. Bet aš iš tikrųjų, aš manau, tas higienos klausimas, man beje tas apibrėžimas labai patinka. Man atrodo, jis yra labai svarbus. Na, aš pats stengiuosi jo laikytis ir kartais aš šiaip labai retai rašau komentarus,
kažkokius tai ir jeigu rašau, tai bandau jau iš esmės. Ir jeigu matau, kad ta diskusija pereina į tokį lygį, kur aš žmogaus neįtikinsiu, ar ne, aš jau dažniausiai bandau pasitraukti tiesiog nuo, ypač jeigu čia yra kažkoks tai iš tų draugų, sakykime, Facebook'e, Mm. kur tiesiog draugiškai, ar ne, kai matai, kad tu kažką tai bandai pasakyti, žmogus to nepriima ar nesuvokia, tai aš nekeliu, stengiuosi nekelti to vadinamo shitstormo. Ne, kur visi kiti dar subėga ir popkorną dar, kaip sakoma, pačirškina, kad būtų linksmiau. Um, Ir bendrai mano tokia idėja yra, kaip idėja, svajonė greičiau. Ne, čia taip, skamba labai pataitiškai, vos ne kaip to Martino Liuterio Kingo, ar ne, have a dream. Ne, turiu svajonę, bet aš manau, kad anksčiau ar vėliau net į mokyklos programą reikėtų įtraukti ne šiaip medijų raštingumą, apie ką mes nemažai kalbame, bet į tą medijų raštingumą turėtų eiti ir toks dalykas kaip, tarkime, etika, ar ne, etika socialinių medijų, nes jį vis viena yra Kai kuria kitokia. prasme tu kalbi apie tą patį dalyką, kaip ir su ta higiena čia yra susiję, ne šiek tiek? Jo, visiškai, nes, iš tikrųjų, ta socialinė medija labai dažnai jį, panašiai į tokią, kaip į tokį tam tikrą sąvartyną, ar ne? Ir kad jį būtų funkcionali, socialinė medija neišnyks, ar ne? Jį gali transformuotis, galbūt ten virtualios realybės akiniai jie kažkaip tai pakeis ar panašiai, bet socialinės medijos, aš manau, tai yra ir mūsų realybė, ir ateities kartų realybė. Tai labai svarbu, kad tai nebūtų vien kažkokia tai tokio informacinio chaoso erdvė, bet kad jį būtų naudinga, vėlgi galbūt diskusijoms, dar kažkam tai, o tam reikalingas tam tikras elgesys, etiškas elgesys, ne, apgalvotas elgesys. Aš tokį kaip pavyzdį pateiksiu, iš tikrųjų tokį, nežinau, kasdienišką, pavyzdžiui, paimkim, kad ir tėvų kažkokius tai pokalbius, ten kokio Facebooko grupėje, ten Viberio grupėje ar dar kažkas panašaus. Ta prasme, kai kada, tu neįsivaizduotum, kad tie patys žmonės darytų tą patį, susitikus gyvai. Tu pabandai įsivaizduoti, kaip tas pats diskursas, tos pačios žinutės, tos pačios emocijos, tas pats žodynas, leksikonas transliuotųsi gyvam susirinkimą, pavyzdžiui, tėvų, žinai, arba dviems tėvams susitikus, žinai. Ir aš kaip duodu šitą pavyzdį, bet tą patį aplikuočiau bendrai tiesiog tos higienos irgi klausimai, ir etikos, ir moralės, tos pačios komunikacijos, kad tiesiog nesuprantamas tas barjeras nemažos visuomenės dalies yra, kad juk tu taip į katedros aikštę išėjęs, nedarytum. Tu ne ant savo viršelio, tu plakato tokio neišsipieštum, tu neklyktum, nerėktum ir tokių žodžių nevartotum, tu neselgtum taip, žinai. Tai kaip tau yra nesuprantama, kad čia yra ta pati šios dienos ta katedros aikštė, ar Rotušės kažkokia tai aikštė, ar bulvaras, į kurį tu išėjai išsivemti, ta prasme, ant visų. Ta prasme, kažkaip šitas yra nesuprantamas daliai visuomenės. Ir aš per tą pavyzdį tiesiog noriu tą pasakyti, ir kad tos higienos ir etikos toj komunikacijai labai trūksta. Bet aš perėsiu, galbūt čia nebūtina tau sureaguoti tai, bet tiesiog norėjau išsipasakoti irgi čia man, kaip poreikis. Aš labai trumpai galiu sureaguoti. Yra labai senas pajuokavimas, ar ne? Sako, tai jeigu gyvai taip elgtumėsi, tai gali ir snukį gauti. Ir toks skirtumas. Toks, ta prasme, tiesiog atrodo, jo. Žinoma, šitas klausimas yra sudėtingesnis negu šitas juokelis, bet bendrai, jis. Kadangi,
per skeptikų draugijos iš esmės veiklą ir patirtį daug teko gilintis į tai, kodėl žmonės turi įvairius, pavyzdžiui, paranormalius įsitikinimus, ta pati dezinformacija, propaganda ir taip toliau, kodėl. Ir nemažai organizacijų, centrų, kažkokių institutų ruošia medžiagas, metodologijas, daro ten mokymus ir taip toliau, žinai, ten kritinio mąstymo, ūkdymo, medija raštingumas, ten antipropagandos ir taip toliau, žinai. Bet kai tu pasikalbi iš esmės su žmonėmis apie tai, nu, kodėl, žinai, būna paveikus, kodėl va taip nutinka, ta prasme, kodėl va yra kažkaip čiučiut kažkaip prasčiau, norėtum, kad būtų geriau, ne? Ir tada klausimas, nu, tai o kaip padaryti, kad ten būtų geriau, žinai? Nu, tai va mokymai, ūkdymas ir taip toliau, žinai, bet va kaip ir tu pats paminėjai pačioj pradžioj, mes sugrįžtam prie va tokių psichologinių dalykų, saugumo, socialinių paslaugų, ekonominio stabilumo. Nu, iš esmės toks, nežinau, kaip čia dabar taip paprastai labai pasakyti, koks nors ten, nežinau, skandinaviškas gerovės valstybės, koks nors ten modelis, ne, kuris nuleistų tą barjerą tokį streso tam tikro, ne, tokio, žinai, kuris leistų būti jau žymiai atsparesnėm. Nereikėtų nei ten tų raštingumo mokymų ten per daug nieko, tiesiog žmonės būtų saugesni, labiau patenkinti ir nebijotų dėl rytojaus ir čia būtų ten, žinai, sutvarkyta 80%, o visa kita daugiau būtų, žinai, ten paraščių radikalai kažkokie tai, ne, kuriems nesvarbu kokia situacija, jie gali būti, nežinau, milijonieriai, bet jie paraštėse gyvena kitoj realybėje, gali būti irgi taip. Sureaguok į šitai. Kaip tu manai, ar čia vis dėlto, žinai, reikia pradėti nuo kitur, žinai, ekonomika, socialinė apsauga ten ir visa kita? Ne, tai čia yra kompleksinis dalykas ir labai aišku, kad na, jeigu žmogus iš tikrųjų gyvena toj gerovės valstybei, jeigu jis ją mato, jeigu jis ją jaučia, jeigu jis yra patenkintas, tai koks nors naratyvas, kai jam sako, tavo valstybė yra žlugusi, jam tik sukels juoką. Ne, bet jeigu žmogus patiria kažkokias tai problemas, ir jam sako, tavo valstybė yra žlugusi, jam tai, tu irgi tai minėjai, čia mūsų jau pokalbė, jam tai faktiškai nuima dalį streso arba ką tai reiškia? Tai pasako, sako, čia ne tu durnas, ne, kad tu kažko tai nepadarėjai, ar galėjai geriau. Bet tu žinai, ką tu bedarytum, tai valstybė yra žlugusi, tai viskas blogai, todėl kad valstybė bloga. Ir tu nekaltas. Ne, ir tas, vėlgi, tos kalties nuėmimas, šiaip žmogui, kiekvienam labai sunku, šiaip tas atsakomybės prisijimimo klausimas, kai paprasčiau kaltinti kitus. Valstybė, aplinka, šeima, dar kažką tai negu pasakyti, o ar aš viską padariau, ar aš padariau viską, ką aš galėjau, ar ne. Ir tai yra nu, toks sunkus žingsnis, iš tikrųjų sunkus žingsnis psichologiškai. Tai kalbant apie tą gerovę, aš sakyčiau, jį vis vien jį yra svarbi, nes, na, vienaip arba kitaip mes su realybė, mes susidurėm, mes prie jos prisiliečiam ir netgi jeigu prisimint kokį nors pavyzdį, nu, tarkime, Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpio, tai vienas iš dalykų, aš nesakyčiau, kad ar tai buvo pagrindinis, bet vienas iš dalykų buvo toks, kai po truputį tą geležinį uždangą pradėjo kristi ir žmonės pamatė, kad ten tai, ką sovietinė propaganda kalbėjo apie vakarus, tai nėra tiesa. O dar buvo toks poreikis, aš pats buvau vaikas ir aš puikiai atsimenu, kad mes norėjome džinsų, mes norėjome kramtomosios gumos, mes norėjome gražių, spalvingų dalykų, mes norėjome teisės rinktis. Ko sovietinė realybė nelabai duodavo. Ne, ir tai, va, tas susidūrimas su kitokia realybė, aš manau, vienaip arba kitaip irgi nesakyčiau, kad tai buvo lemiamas dalykas, bet greičiausiai savo vaidmenį tame, kad Sovietų Sąjunga neišgyveno, ko gero irgi atliko savo vaidmenį. Aš tokį paminėsiu porą kartų, gal podcast'e esu, aš gal irgi užsihipnotizavęs ant šito pavyzdžio esu, bet čia tokia tamsesnė šito pusė, tu šitą medalio pusę šviesesnė paminėjai, ne? Bet tam tikrą prasme, vat, jeigu kalbam apie tą saugumo, pasitikėjimą ir panašiai,
iš savo giminės netgi rato žinau tokių žmonių, kurių pareigos veikimo visuomenėje mechanizmas, būvis buvo paremtas apgaulę, vagystę, pasisavinimu, vogimu, nepotizmu, pareigomis, užstatymu, užkišimu, reketu ir panašiai. Kitaip sakant, pasikeitus santvarkai, tie žmonės nebeturėjo tų įrankių, kurie buvo, grinai implementuoti į tą pačią, iš esmės, sistemą, jos eksploatavimui vidiniam. Ir kai pasikeitė santvarka, tie žmonės nebeteko tų įrankių. Jie neturėjo verslumo įgūdžių, neturėjo socializavimuose, galbūt gerių ekonominio raštingumo ir panašiai. Nebuvo to iš esmės, bet jie mokėjo, kaip reikia vokti, apsukti, užkišti ir padaryti dalykus iš esmės. Tada tų įrankių neliko. Ir nusivylimas tų žmonių, aš matau jį tose veidų, jis vis dar yra. Jie vis dar šią dieną, tai įsivaizduok, jeigu tu buvai paauglys arba ten 20 kelių metų pradedantis kažkokią karjerą žmogus, kuris tada sukosi labai gerai ir viskas tas nutrūko iš esmės. Viskas, kas buvo bildinta silikatinių plytų 300 kvadratinių metrų namas miesto pakrašty, visa tai nebuvo įrengta, nebuvo pabaigtas įrengimas. Ir tokie žmonės yra labai pikti ant sistemos. Labai, labai, labai pikti, todėl kad jie, tu nepaims ir negausi tų įgūdžių, va taip labai. Tavęs nemokė tėvai to, tavęs nemokė mokykloje to nemokė. Dar dabar nemokama kai kurių dalykų yra, kurie yra baziniai, atrodo kartais. Tai šita grupė žmonių yra labai nepatenkinti, žinai. Ir kai mes, pavyzdžiui, aš tokią sąsąją padarysiu, kai mes stebėmės, kad, pavyzdžiui, dabar į valdžią irgi ateina žmonės, kur su keletą teistumų, pofik, nesvarbu, nusižengimų pilną padarė, apsivogė ir jie net iš esmės, bent jau aš manau, kad čia yra tiesiog tos kartos veikimo būdas, dalies tos kartos veikimo būvis, kaip jie mato tai natūralų sąveikaujama su valdžia, su institucijomis, su rinka iš esmės. Tai yra tokiu būdu užkariavimo, pavergimo, atėmimo, pagrubimo būdas šitoks yra. Ir tie žmonės jaučiasi labai dabar nesaugiai. Labai. Tai apie ką tu kalbi, iš tikrųjų labai gerai yra aprašyta Ainės Ramonaitės skirtingose darbuose mokslinėse, nes vėlgi reikia turėti omeny, kad mes dabar, žiūrėdami tą Lietuvos istoriją, mes taip yra dominuojantis vėlgi diskursas, kad suprantama, nepriklausomybės atkūrimas tai gerai, mes gražinom savo valstybę. Bet jeigu žiūrėt giliau į socialinį, sakykime, įvairius socialinius aspektus, tai vėlgi moksliniai tyrimai parodo, kad, pirmiausia, vėlgi tos pačios Sovietų Sąjungos žlugimas tai buvo toks tektoninis įvykis, ar ne? Tektoninis kuria prasme, kai gyvenimas keitėsi. Ir buvo žmonių, kurie iš to laimėjo, vėlgi, sakykime, ten pirmiausia žmonės, kurie tikrai buvo opozicijoje tam sovietiniam režimui, kurie ten buvo disidentai ir panašiai, bet buvo žmonių, kurie, faktiškai nukentėjo. Ir ne dėl politinių dalykų, bet grinai todėl, kad nuo planinės ekonomikos pereita prie rinkos ekonomikos, staiga mes išeiname į rinką, į tarptautinę rinką ir pasirodo, kad nėra tų įgūdžių, kur tu minėjai, kad netgi nėra žmonės individualių lygmenį, neturi įgūdžių, bet ir kokios nors įmonės, kurios dirbo ir galėjo dirbti kaip nori, todėl kad visada buvo valstybės užsakymas ir jie žinojo, kad kaip jie bedirbtų, jie išsilaikys, nes buvo tokia sistema, pasirodo, kai išėjo į laisvą rinką, jie negalėjo konkuruoti, ne pagal kokybę, ne pagal kainą. Jie negebėjo prisitaikyti ir suprantamai daug tokių įmonių žlugo, ar ne? Čia galima pajuokauti, čia iš tos serijos kaip Landsbergis, nesvarbu kuris kolūkius, ar ne, sužlugdė.
Bet iš esmės buvo žmonių, kurie socialiai nukentėjo, kuriems buvo sunku prisitaikyti naujame gyvenime. Mm. Ne visi ir sugebėjo prisitaikyti. Ir galbūt dėl to mes iki šiol kalbam kartais ir apie tą sovietinę nostalgiją, nes žmonės, vėlgi tą nostalgiją, aš net pasakyčiau, jeigu kalbėt su žmonėmis, tai tikrai nėra nostalgija komunizmui, ten, leninizmui, ideologijai, bet yra nostalgija galbūt tam tikram menamam stabilumui. Nes, nu, Mm. sovietmečių tu galėjai ten paaugliu ateiti į gamyklą ir netgi per visą gyvenimą padaryti ten karjerą, tapti kokiu nors ten skyriaus viršininku ar ten cecho viršininku ir panašiai, jeigu gerai dirbai. Ir faktiškai, jeigu tu neturėjai didesnių ambicijų, tai, nu, taip, nuo paauglystės iki pensijos galėjai dirbti vienoje darbovietėje, kur turėjai gan aiškę karjerą. Ne? Ir kai kuriems žmonėms reikia tos, nu, kaip kai kurie žmonės ilgisi to stabilumo, ypač tie, Mm. kas buvo, sakykime, tos karjeros viduryje ir staiga viskas dingsta, viskas žlunga, tu turi suktis pats, o tu nežinai, kaip tai daryti. O tu jau matei visą savo gyvenimą, faktiškai iki pensijos, na, Jo, tokį jo, numatytą. viskas Tai, buvo aišku, stabilumas būtent tas. Nu, tai, ir tai visuomenės mhm. grupiai turbūt, nu, pavyzdžiui, apie kurią aš kalbėjau, prasme, jiems beveik nėra šansų kaip ir reabilituotis, ta prasme. Nes jeigu tavo iš esmės socialiniai ryšiai ir 7 ten asmenų tokia kaip schema apvogti kokį nors ten mėsos kombinatą, ne, ten Mhm. per savaitę kartą buvo tavo socialiniai ryšiai, kurie garantavo tavo stabilumą, nu, tu neturi kaip reabilituotis, tu negali išeiti į tą Rotušės aikštę ir sakyti, kad atleiskit man, žinai, ir aš grįšiu prie, nu, ta prasme, toks irgi Aš, istorija aš, sak- aš labai sakyčiau, galbūt sudėtinga. taip. Va tas žodis labai geras, labai sudėtingas, nes įmanoma, ko gero, žmogus gali keistis, bet pirmiausia, pats žmogus turi turėti norą. Ne, ir tai yra žymiai sudėtingiau pakeisti, suprasti, galbūt veikti kitaip. Ta prasme, aš nesakau, kad sugalvot naują schemą, kaip apvok valstybė, bet tiesiog gyventi kitaip. Ir paprasčiau yra, na nežinau, ten pykti ant ten Landsbergio, dar kažko tai, kas sako, kas va tą puikią schemą jam sužlugdė kartu su visa sistema. Pokalbio pabaigą aš norėčiau paklausti, o kokios tos propagandos kampanijos, ar tai būtų baltos, pilkos ar juodos, buvo atliekamos ir galbūt kokios įsimintiniausios pačios valstybės, jos institucijų ar ministerijų atliekamos, kurios turėjo didžiausią poveikį atsiliepimą, galbūt kažkurios buvo, nu, po to pamatyta, kad tas kampanijos buvo labai plačios, paveikios ir stiprios, pavyzdžiui, bet ta žinutė, kuri būtų norėta Mhm. perduoti, galbūt buvo, nu, tikrai žalinga, arba po to pasirodė, kad ji tikrai yra žalinga ir taip nereikėjo daryti, arba galbūt, nežinau, pusiau sąmokslas kažkoks tai buvo. Pabandyk pasukti galvą ir prisiminti. Tokių būtų. Mhm. Klausimas iš tikrųjų įdomus, nes vėlgi, kaip aš beros pokalbio pradžioje minėjau, aš galbūt vartoti tokį, na, plačiaja prasme šiame pokalbėje žodį propaganda galbūt ir nenorėčiau, kad na, auditorija vėlgi nepasimestų šiek tiek. Nes kai mes kalbame, ar valstybė vykdo, taip, valstybė vykdo informacinės kampanijas, tai galima pavadinti strateginę komunikaciją. Tokių pavyzdžių tikrai buvo nemažai, labiausiai įsimintinos, nu tai ko gero, tai Europos Sąjungos, ar ne, stojimo į Europos Sąjungą kampanija, kur buvo ir savų tokių niuansų, kai prisidėjo verslas, ar kai šiaip buvo svarbu, nes tai yra referendumas, o mes žinome, kad pagal Lietuvos teisinę sistemą tai referendumai turi dalyvauti tam tikras procentas rinkėjų ir dažniausiai jį būna sudėtinga surinkti. Yeah. Tai buvo, nu, sakykime, iki šiol
kas dalyvavo, kas ėjo balsuot, ko gero prisimena, kad ten ateini balsuot ir gauni kuponą, kur gali arba alaus už tą kuponą gauti Maksimoje, arba skalbimo miltelių berods, jeigu aš teisingai atsimenu. Ir, na, iš komunikacinių požiūrio taško ir iš tokio moralumo, kaip ir vos ne tai, kad rinkėjų papirkinėjimas, nes niekas nesakė, už ką reikia balsuoti, ne, bet papirkinėjimas, kad, Nu, vienas kad kandidatas. ateitų. Ja. Nu, vienas kandidatas galima buvo arba už jį, Dabar arba turbūt prieš pagal jį. dabartinius standartus traktuotų kaip rinkėjų papirkinėjimą. Pagal Greičiausiai šiandienos. Ja. tai jeigu kalbėt apie tas komunikacinės kampanijas, tai labiausiai, na, va, iš tokių man įsimintinų ir būtent dėl to aspektų, nes suprantama buvo ir grinai komunikacinė kampanija, kad svarbu ateiti, svarbu balsuot. Vėlgi, tuo metu, na, ir šiuo metu mes Lietuvoje galime rasti tam tikrų euroskeptikų, bet atsimenu, kad kai kurie politikai bandė žaisti tą euroskeptiškumą, tikėdamisi, kad galbūt kažką tai laimėt, kažkokiu tai simpatijų dalies elektoratų, jau ten kalbant apie ateinančius rinkimus, ten kitus rinkimus. Tai būdavo tokių dalykų. Šiaip kažkokiu tai, kalbant apie Lietuvos patirtį, kažkokiu tai labai blogų pavyzdžių, aš ko gero, nu, tokių, kur sakyčiau, va čia yra komunikacinė katastrofa, tai kažkaip tai į galvą neateina, bet Nu, tu prasme, pavyzdžiui, priimtas sprendimas tiesiog totaliai nenaudingas Lietuvai, ta prasme, sužaista korta, grinai propagandos technikomis prieš pačią valstybę, pačių institucijų arba valstybės rankomis. Nu, ten Ignalinos atominės, pavyzdžiui, uždarimas, koks nors ten. Aš bandyčiau įžvelgti tokių galimų labai didelių neigiamų implikacijų šito projekto uždarime, bet labai subjektyviai pats negaliu tai vertinti, bet tiesiog bandau tau kortą užmesti į tą pusę, kaip tu tą irgi vertintum, galbūt kažką irgi atsiminsi. Na, aš pasakyčiau taip, vėlgi, kad kažką tai kaltint, ar ne, jau taip konkrečiai grinai, nu, tada reikia turėti argumentų, nes kitaip mes nusileidžiam va į tą papizėjimo socialinėje medijoje lygmenį, ar ne? Nes dėl Ignalinos branduolinės jėgainės aš turiu savo nuomonę, aš irgi galiu ją išsakyti. Kiek aš suprantu, situacija buvo tokia, kad Lietuva per dėrybų laikotarpį, kai mes dėrėjomės dėl stojimo į Europos Sąjungą, neišnaudojo galimybės kitaip išspręsti šito klausimo. Vėlgi, kodėl neišnaudojo, nes buvo ir tam tikrų baimių, kad, na, galbūt mes galime likti, taip sakant, visus priims 9 valstybės, ar ne, o va Lietuva 10 nepateks. Buvo tokių baimių, juo labiau, kad galima prisiminti, kad Lietuva, tarkim, ir Latvija, jie buvo šiek tiek vėliau. Ir dar kelios valstybės šiek tiek vėliau pakviestos, nes pirmiausia Estija iš visų posovietinių valstybių, tai viena Estija buvo gavusi tą kvietimą pradėti stojimo procedūrą ir mes jau kaip buvome iššokę į šiek tiek nuplaukiantį laivą ir toks labai laimingas iššokimas. Tai kiek aš suprantu, politinės valios pritrūko ir dabar ten praėjus jau ten daugiau negu 20 metų, jeigu mes ypač kalbame apie dėrybų laikotarpį, labai lengva kalbėti, kad va mes turėjome išsaugoti tą branduolinę energetiką dėl energetinės nepriklausomybės, mums būtų lengviau, taip mums būtų lengviau, bet na čia yra toks dalykas, kai man labai lengva būti dabar protingam ir čia Jo, atgalinė tvarka bandyti čia sudėlioti. Yeah. Jo, ir aš įsivaizduoju, kokia atsakomybė slegia tos žmonės, kurie vykdė tas dėrybas. Tai čia, aš sakyčiau, yra labai slidus dalykas. Ne? Vėlgi, galim prisiminti ir tam tikras nelabai gražias istorijas, tarkime, tas pats Leo LT projektas, kai lygtai mums reikia naujos branduolinės jėgainės, bet galiausiai viskas žlunga, nes ten
yra ir įtarimų, kad ten kažkas tai nori pasipelnyti, kad viskas nelabai skaidru ir panašiai. Bet čia mes kalbame ne apie komunikaciją kaip tokią, nes Čia komunikacija, politiniai daugiau tokia jo, politinės tokios klaidos veikiausiai arba lyderystės nebuvimas tam tikras. O sakykime, kaip tu vertini tos pačios Lietuvos, jeigu taip galima sakyti, kai kuria prasme irgi propagandos nu, efektyvumą ir paveikumą, kalbant apie Rusijos grėsmės ir panašiai, nes ten bus kažkokių tai dalykų turbūt, kurie yra per daug užaštrinti, bet jie veikia tarptautinėje politinėje rinkoje kaip geri argumentai ir tą propagandą skleidžiame apie tai, kad mums tikrai yra didelė grėsmė, su kuo aš kaip, nu, asmeniškai ir sutikčiau, bet tu turiu meni, kad kaip įrankis mobilizuoti ES politikus, partnerius, Ameriką ar kitas šalis, ar Lietuva pakankamai padarė šitoje vietoje, skleisdamas šitą būtent propagandą ir kaip jai sekasi? Šitas klausimas yra sudėtingas. Aš galiu pasakyti, kad politinių lygmenių netgi man teko girdėti tam tikras diskusijas. Ne, viena vertus mes kalbame apie tą grėsmę, apie ją reikia kalbėti, nes jį, vėlgi, mano požiūriu, yra reali. Tai reiškia, kad, vėlgi reikia, norint išvengti blogiausio scenarijaus, vis vien reikia ruoštis blogiausiam scenarijui, tikintis, kad jis neateis ir vėlgi netgi tas pats pasirašymas yra atgrasimo priemonė, ar ne? Nes jeigu kiekviena valstybė, jeigu jį planuoja užpulti kitą valstybę, jį paskaičiuoja, ar apsimoka. Ir jeigu ten mūsų visuomenė yra pasirengusi atspari ir pasirengusi gintis ten ir vos ne ten už kiekvieno kampo agresorius žino, kad sutiks pasipriešinimą, tai yra vienas iš atsparumo dalykų. Kita vertus, aš paminėjau, kad yra diskusija, ar ne per daug mes kalbame, nes yra kitas dalykas, tarkime, kas yra svarbu Lietuvai, ekonomiškai mums svarbios yra investicijos. Ir kalbėjimas apie tai, kad mes sekantis ar kad rytoj Rusija puls, labai prastai veikia investicinį klimatą. Nes kas norės dėti pinigus į valstybę, kuri rytoj gali patirti. Tai čia du tokie, ne? Du tokie svertai, ne? Jo, du tokie svertai. Ir vėlgi, mano požiūriu irgi, kai mes kalbame apie grėsmės ir kalbant apie komunikaciją, labai lengva sakyti, kad reikėtų ieškoti to aukso vidurio, bet aš tikrai galėčiau pasakyti, mano požiūriu apie grėsmės reikia kalbėti, bet reikia kalbėti labai argumentuotai. Aš suprantu kartais tą norą šiek tiek galbūt išpūsti, sukelti paniką, kad niekam jau nekiltų abejonės, kad mes turime investuoti savo saugumą. Ne? Bet vėlgi, aš sakyčiau, labai svarbu, kad tai būtų argumentuotas kalbėjimas. Nes kitas dalykas, kuris gali nutikti, yra ta žymiai tokia pasakėlė apie vaiką, kuris vis rėkdavo vilkas, nes jam buvo nuobodu. Atbėgdavo suaugę, žiūri, jokio vilko nėra, ir nustojo juo tikėti. Ir kai atėjo vilkas, ir kai jis reikia, niekas neatėjo. Kodėl? Nes, jau visi sakė, visą laiką reikia. Tai aš sakyčiau, toks realistinis grėsmių vertinimas ir realistinis grėsmių komunikavimas, ko gero, yra esminis dalykas. Nes vėlgi, jeigu mes... Visuomenė pervargsta irgi nuo to diskurso, atrodo, kad jau, ta prasme, latentinis pasidaro, latentinis toks lygus ir tu jau net nebekreipi jau ir dėmesio iš principo. Taip, yra daug pavojų. Pirmiausia, tu negali gyventi nuolatiniai įtampai. Vėlgi, kai daug kalbama, sako, rytoj išpuls, ateina rytoj, nieko nevyksta, taip, žmogus jau pripranta. Ne?
Tai aš sakyčiau, vėlgi ta komunikacija, ji turi būti apgalvota. Nu, bet kaip bet kurie komunikacija. Ne, čia vos net ten sviestas sviestuotas, kad nu, komunikacija turi būti efektyvi ir turi būti apgalvota, bet na, mes apie bet kokią komunikaciją O galime tai taip pasakyti. kaip jie bendrai kokį nors Mhm. bruožą skirtum, vertintum teigiamai, vertintum, ar sakytum, kad vat, kažkoks diskurso kampas turėtų būti kitaip suformuotas, pasakyti, kad ta grėsmė galbūt yra kažkokia kitokia, ar į laiko intervalą tai kažkaip vilkti, ar į pasiekmes kažkokias tai apeliuoti, ar yra kažkokių tai bendrai trūkumų, kurie, nu, tu pasakytum, kad neleistų visuomeniai adekvačiai įvertinti tų grėsmių. Kitaip sakant, neperspausti, bet ir nesumenkinti tų grėsmių. Ar Mhm. yra kažkoks tai tame diskurse trūkstantis akcentai, kurie sakytum, kad, nu, nėra gerai užakcentuoti ir tada dažnai toks, vat, nesuprasi iki galo, kaip čia reikėtų elgtis, kur akcentus dėti ir Man labai nepatinka, ko gero, tokia alarmistinė komunikacija, kur aš matau pas mus kartais piknaudžiaujama. Ne, kai sakom, va, viskas, mes kiti, mes sekantis. Na, pirmiausiai, jeigu aš sėdėčiau Kremliuje, ne, ir jeigu aš norėčiau daugiau sėkmės, tai aš sakyčiau, nu, tai sekantis gali būti Moldova, Gruzija galbūt politiškai bus pasiimta, Baltarusija galbūt politiškai bus pasiimta. Mes nesame pats patogiausias taikinys Rusijai. Netgi jeigu jį nu, formaliai laimi karą Ukrainoje, nors vėlgi, ar tai yra laimėjimas, na, dalį teritorijos paimti, bet to savo maksimumo Maskva, man atrodo, nepasiekė ir aš manau nepasieks. Ta prasme, Ukraina kaip valstybė išliks. Žinoma, greičiausiai su teritoriniais nuostoliais, kas yra labai skaudu, bet išeinant iš to vėlgi. Ar mes sekantis, nemanau, ar mes potencialiai esame kažkur tai eilėje, galbūt, ar ne, vėlgi, NATO dar nežlugo, mes turime sąjungininkų ir Maskva, ypač po savo patirties Ukrainai, ji negali būti tikra, kad čia bus lengvas pasivaikščiojimas. Nes jau puldama Ukrainą, Kremlius buvo įsitikinęs, kad aš tikiu tą versiją, kad Kremlius tikėjo, kad čia bus 3 dienos, nu maksimum savaitė ir manai, kad jie buvo Ukrainos. tokie naivus? Dėl to A, vidinio komunikacinio kaskadavimo, žinai, kai yra bloga informacija, ateina, žinai. a, mm, Ne tai, kad bloga informacija ateina, kai Putinas yra autoritarinis lyderis ir ilgą laiką sėdintis valdžioje. Aplinkui tokį lyderį nelieka nei analitikų, lieka tik žmonės, kurie sako tai, Ideologai? kad padlaidžiai, aš sakyčiau. Tie, kas sako tai, ką jis nori girdėti. Mm. Aš esu įsitikinęs, kad jam sakė, kad Ukraina, tai čiagi ne valstybė. Ji Provincija Mes, kažkokia, ne? mes tik pajudėsim ir jie ten, Zelenskis pabėgs, kariuomenės jie neturi, ta prasme, pusė Ukrainos mūsų tik su gėlėmis. Aš manau, kad aš nežinau, ar ne, aš nesėdėjau šalia Putino, kai jam jausys tai buvo pučiama, bet aš manau, kad naratyvas buvo kažkoks tai panašus. Tai va, tai aš sakyčiau, bet mes turime būti vėlgi realistiški, ar ne, kad grėsmė yra ir kuo geriau mes jai ruošiamės, tuo jį šiaip tampa mažesnė. Nes vėlgi aš manau, ir Rusija pasimokė čia, nu, vėlgi, kaip sakoma, kad Ukraina labai daug daro dėl mūsų, galbūt net ne savo valia. Ne, bet tai ir tai pačiai Rusijai buvo pamoka ir, manau, gan reikšminga. Tai aš, kalbant apie komunikaciją, aš sakyčiau taip, mes turime komunikuoti, kad grėsmė egzistuoja, kad mes turime jai ruoštis, tačiau nekelti kažkokius tai Rytojaus ar bereikalingus. Magedono, ne, kažkokių vaizdinių, kad Jo, nes, nu, aš nemanau. Vėlgi, okei, galiu klysti. visai gali būti. Okei, gal tuom ir baigiam mūsų pokalbį. Viktor Denisenko svečiuose. Ačiū tau. Sekit Skeptikų draugijos veiklą Facebook'e, klausykit Skeptiškų pokalbių Spotify platformoje, žiūrėkit video epizodus Patreon'e, paremkit tam pačiam Patreon'e draugiją ir susitiksim kituose pokalbiuose. Iki kol kas.